Sveiki, mano vardas Algirdas Karalius ir šiandien pakalbėsime apie jūs. Nežinau, ar teko jums užduoti savo klausimą, kodėl mes taip labai smarkiai domimės, kaip atnaujinti mūsų kompiuterius, kaip įdėti didesnį operatyvinį atmintį, kaip pagreitinti apsukas, kaip nusipirkti dar tobulesnį kažkokią tai mobiliaką. Tobulinam, gerinam, bet nei kart nepaklausim savęs, o kaip su mano smegeninė. Kas iš to, kad mano kompiuteris bus greitas, o mano smegenys dirbs lėtai. Ir kodėl, kai aš perku kompiuterį, man visuomet būtų gerai, kad būtų kažkokia instrukcija, būtų paaiškinimas, kaip naudotis to kompiuteriu, arba man kažkur internete galėčiau sužinoti, kaip čia pasinaudoti maksimum programų galimybės, bet mums nieks niekuomet nesiūlė instrukciją, o kaipgi valdyti mūsų smegenis. Ir iš tikrųjų daugelis mano, ir tai aš manau labai klaidingas manimas, kad valdyti smegenis labai paprasta. Jeigu turi smegenis, taip ir valdai. Bet realybė yra tokia, kad mes dėja ne tik nežinom, kaip tai daryti, bet ir nemokam, arba darom labai tą valdymo procesą labai sudėtingų. Ir aš jūs kviečiu į seminarą, kuris pirmą kartą pasaulio istorijoje atskleis jų paslaptį, o kaipgi valdyti mūsų smegenis. Pirma dalis mes sužinosime, kaipgi jos dirba. Aš atskleisiu tokio mokslo, kuris vadinasi neurolingvistinis programavimas paslaptis. Ką reiškia neurolingvistinis programavimas? Neuro, aišku, su smegenim susiję. Taip? Čia yra kompiuteris, o čia yra biokompiuteris. Ir jame yra daug neuronų. Tai mes turim žinoti, kaip dirba šitas kompiuteris. Tai mes sužinosim viską, kaip tenais vyksta virtuvė visa. Lingvistinis tai yra speciali kalba, kurią smegenys naudoja tam, kad susivokti šį pasaulį. Ir mes kalbėsime apie tai, kokią kalbą smegenys supranta ir kaip tą informaciją smegenims pateikia patogiai formų, kad mūsų smegenys lengvai ir greitai suprastų, ko nori iš mūsų šitas pasaulis ir kaip susidoroti su visom problemom. Ir programavimas mes kalbėsime apie tai, kaip užprogramuoti smegenis, taip kad jos dirbtų efektyviai. Kitais žodžiais, mes pilnai pakeisim operatyvinę sistemą jūsų smegenų ir jūs gausite instrukciją, kurį leisim maksimaliai panaudoti mūsų smegenų potencialą. Tam, kad būtų truputėlį aiškiau, ką aš turiu omeny, noriu jūsų paklausti, ar teko jums ką nors girdėti apie Hollywoodą? Galbūt neteko žiūrėti filmus, taip? Ir ko gero žinot, kad toks, pavyzdžiui, žymus režisierius kaip Spielbergas turi visą komandą, kuri paruošė taip šitus kadrus filmų, kad kai reikia mes išsigastumėm, kai reikia mes juoktumėmės. Tas pats iš principo vyksta ir mūsų smegenyse. Mes labai dažnai nesuprantam, nesuvokiam, kad mes reaguojam ne šį pasaulį, o apie filmuką, kuris tenais viduj kūrėsi. Ir duosiu pavyzdį. Įsivaizduokit kokį nors baisų dalykų, kurios baisiausiai ten už viską bijot savo gyvenime. Ir priartinkit šitą paveikslą arčiau, įdėkit daugiau juodų spalvų, garsą tokį grėsmingą, baisu. Teisingai, pavyzdžiui, egzaminas studentams. Jau labai baisu, o dar priartinkit, o dar įdėkit balsą, kokio nors profesoriaus kirvio, jau visai baisu. Teisingai. O dabar įsivaizduokit, jeigu padarysit antrą žingsnį ir jūs atitolinsit šitą vaizdelį. Atitolinat, dar atitolinat. Įsivaizduokit, jūs lygtais kino teatre sėdite, iš pirmos eilės perėjot į 20 eilę, o po to į 40 eilę. Kas įvyksta? Keičiasi jūsų pojūčiai, teisingai? O dabar įsivaizduokit, jeigu jūs pakeisit spalvas, įdėsit truputėlį linksmesnių spalvų, kas keičiasi? Keičiasi pojūtis, teisingai? O dabar įsivaizduokit, jūs išeinat iš savęs ir žiūrite save, žiūrinti į ekraną. Kas dabar? Tikrai nebegali pergyventi dėl to filmų, nes tu žiūri į tą, kuris pergyvena dėl to filmų. O jeigu dabar tą filmą atsuksim atgal, o jeigu įdėsim balionų, muzikos, kas vyksta, tikras šou. Taigi iš tikrųjų, ką mes padarėm, tai ką daro profesionalūs operatoriai ir jūs nuo šiol irgi galėsite daryti. Jūs galėsite kurti tokius filmus apie savo gyvenimą, kurie iš tikrųjų jums duos daugiau pasitikėjimų, duos džiaugsmų ir galų gale jūs pirmą kartą savo gyvenimo istorijų tapsit vyr režisieriumi, vyr scenaristų, prodiuserių ir atliksit patį pagrindinį vaidmenį. Ir galų gale galbūt gausit Oskarą už patį geriausią nugyventą gyvenimą. Taigi iš tikrųjų NLP, ir tai yra pirmas įrankis, kurį duoda NLP, jisai duoda visus raktus, visus instrumentus, kurie leidžia jums
sąmoningai kurt tokius filmus apie gyvenimą, kurie iš tikrųjų jums duos žymiai daugiau sėkmės. Antras dalykas, tam, kad gyvenimą realiam, ne tik tai žiūrėti filmus, bet ir pasiekti kažkokių rezultatų konkrečių, mums reikia sėkmingų scenarijų, mums reikia sėkmingų strategijų. Ir iš tikrųjų NLP ekspertai pirmieji pasaulyje pradėjo domėtis ne psichiniam ligom, bet išskirtinė sėkmė. NLP ekspertai stebėjo pačius sėkmingiausius sportininkus, verslininkus, oratorius, multimilijonierius ir daug kas sužinojo apie tai, kas darosi pas juos ten smegenyse. Ir jūs dabar įsivaizduokite, ateinat į neurolingvistinio programavimo tokią, nežinau kaip, internet kavinę tokią, taip, atidarot savo kompiuterį, surenkat meniu ir ten, pavyzdžiui, žiūrit, neuroprogramą, aš nieko nebijau. Paspaudžiat, instaliuojat savo čia ir ką darot, išėjai džiaugiatės drąsių požiūrį gyvenimą ir suprantat, kad tai, ko jūs bijot, tiesiog neverta to, kad bijot. Jūs išmokot per trumpą laiką, iš pirmo karto visam gyvenimui, kokios strategijos, drąsos strategijos. O gal jums dabar aktualiau kitas dalykas. Kaip reaguoti į kritiką? Suradat meniu šią neuroprogramą ir instaliuojat savo smegenis. Būtų super. O įsivaizduokit, gal jūs norite džiaugtis daugiau gyvenimų. Suradat, kas ten yra meniu. O, menas būti laimingu. Instaliuoti smegenis ir jaučiat, kad pasaulis yra nuostabus. Kaip jums atrodo, ar tai yra įmanoma? Iki šiol buvo neįmanoma. Iki šiol mums bandė kažkas parduoti idėjų, kad pokyčiai smegenyse vyksta labai sudėtingai, kad tam, kad pakeis save, reikia tam kažkam neurochirurginės operacijos daryti. Bet NLP leidžia jums padaryti pokyčius lengvai, greitai. Lygiai tas pats kaip su kompiuteriu. Jeigu turit kažkokią tai strategiją, arba turit programėlę su tą strategiją, instaliuojat į kompiuterį ir toliau galite naudotis šią strategiją, nes tai yra jūsų inkorporuota, jūsų kompiuterį instaliuota programa. Tas pats vyksta ir su smegenimis. Taigi jūs neurolingvistinio programavimo seminare galėsite pasirinkti iš meniu tas neurostrategijas, kurios jums yra aktualiausios. Aš jūs išmokinsiu instaliuoti ir galėsite visą likusį gyvenimą, ką daryti? Džiaugtis rezultatais. Jūs galite paklausti, kodėl aš pavadinau ne NLP kursas, bet Real NLP. Kadangi aš jau 28 metus studijuoju neurolingvistinį programavimą, pastebėjau, kad labai daug pasaulio trenerių yra pseudo treneriai. Jie iš tikrųjų analizuoja instrumentus, bet neturi rezultatų ir jie negali žmonėms padėti pasiekti rezultatų. Taigi mes atrinkom iš aibės technikų, būtent tas, kurios duoda realius rezultatus ir jūs tai galėsite įsitikinti to ir realiai įgyvendinti iš karto tą pačią dieną po instaliacijos. Taigi mes kalbėsime apie realius pokyčius, kuriuos jūs galite savo gyvenime pasiekti labai greitai, lengvai. Daugelis mano, kad tam, kad pakeisti įprotį arba kažką išmokti, reikia daug laiko. Sakau, netiesa. Neurolingvistinis programavimas tai yra mokslas, kuris pirmas atkreipia dėmesį į tokį dalyką, kodėl žmonės baimę įgyja per keletą sekundžių, o gydyti nuo baimės reikia ištisas valandas. Nieko panašaus. Jeigu jūs žinot, kaip dirba smegenys, jūs galite panaudoti tą patį mechanizmą, kad išsivaduoti nuo baimių ir nuo visų kitų problemų. Kaip tai galima padaryti? Greitai. Taigi, ačiū, čia man ploja. Taigi, du dalykai. Pirmas, jūs išmoksite, kaip dirba jūsų smegenys ir įvaldysite instrumentus, kurie leis jums tapti tikrų Spielbergų savo Hollywoodų toj studijui. Antras dalykas, jūs galėsite atrinkti iš didelio kiekio neurolingvistinių strategijų tas, kurios jums yra aktualios ir instaliuoti jas iš pirmo karto visam gyvenimui ir gauti visą naudą, tapti drąsesniais, linksmesniais, laimingesniais, reaguoti su šypsena į kritiką, užbaiginėti darbus, kuriuos jūs norit užbaigti, prioritetus sudėlioti, visą eilę gerų dalykų galėsite išmokti, jeigu tik tai ateisite į mūsų apmokymus. Ir trečias dalykas, mes žinome, kad žmonės gyvena ne vieni, ar pastebėjote? Kiekvieną dieną mes bendravom su kitais žmonėmis ir kiekvieną dieną norime ar ne, bet mes jaučiam poveikį. Televizijos, reklamos, kitų žmonių, visą tai programuoja mūsų smegenys. Ir klausimas dabar toksai,
Ar jūs norėtumėt sužinoti, kaip jums plauna smegenis? Kiekvieną dieną po 1000 kartų jums plauna smegenis žurnalistai, televizijos ekspertai, marketologai, politikai ir kiti kompetentingi asmenys. Tai vat mes jums atskleisim paslaptį, nes neurolingvistinis programavimas žino labai daug apie tai, kaip žodžiai ir tai, kas tarp žodžių pasakyta, kaip veikia mūsų smegenys. Kodėl mes šiandien jaučiamės depresuoti, kodėl rytoj jaučiamės įkvėpti ir kodėl, ir kodėl mus taip traukia prie, atrodo, visai kvailų dalykų. Kodėl mums atrodo šitas daiktas gražus, nors tai visai negražus, kodėl mums konjakas atrodo skanus, nors tai yra nelabai skanus dalykas. Kaip Marlboro mums praplauna smegenis, visą tai jūs sužinosite super dalyk, mūsų kursų dalyk, kuris skirta įtakai, kaip daryti įtaką. Jūs sužinosite tai, ką anksčiau žino tik tai vienetai, tokių super įtakotojų kaip Mahatma Gandhi, Martinas Liuteris Kingas, Hitleris, Leninas. Ir jūs pasibėg, kad įtaka kartais būna labai bloga, o kartais būna labai gera. Taigi NLP iš tikrųjų turiu perspėti labai pavojingas dalykas. Labai pavojingas, jeigu patenka į blogas rankas. Tačiau jūs galite pasirinkti, ar pasakyti, ne, neįtakosiu nieko, gyvensiu vienas, atėjom, tada jums reikia gyventi miške, arba jūs savo sakot, aš noriu sužinoti, kaip tai viskas vyksta, aš noriu žinoti visą tiesą apie reklamą, apie marketingą, apie politinį poveikį ir tada priimt sprendimą, kokią įtaką priimu, o kurios atsikratau. Aš jums atskleisiu paslaptį, kaip tapti nepažeidžiamu, kaip sustabdyti tą nereikalingą smegenų plovimą ir atvirkščiai, kaip atrinkti tą informaciją, kurią jūs motyvuoja, pakelia ir svarbiausia, aš jums atskleisiu konkrečias metodikas, technikas, kurie leis jums, tikiuosi padarysite tai su gerą nuostatom, niekam nepakenks, kaip jūs galite daryti didesnį įtaką savo vaikams, savo artimiesiems, žmonai, vyrui, viršininkui, savo pavaldiniams, kaip jūs tą galite tapti per trumpiausią laiką labai įtakingų asmenų. Aš jums atskleisiu pačias paslaptingiausias manipulacijos technikas. Mes kalbėsime apie įtaigą, apie hipnozę ir apie tai, kaip tai galima naudoti kasdieną taip, kad žmonės net nepajustų. Ir mes žinom, kad tas įtakojimas, kuris yra toks paslėptas, turi žymiai didesnį poveikį. Ir aš jūs mokinsiu, kaip apeiti vidinį radarą, pasipriešinimą, kaip parduoti žmonėms tas idėjas, kurios galbūt jums yra naudingus, bet jie to nesupranta. Taigi, nuo šiol jūs tapsit ne tik ekspertas to, kaip dirba jūsų smegenys, jūs tapsit ekspertas įtakos. Jūs žinosite, kaip daroma įtaka, kaip galima jai pasipriešinti ir kaip galima ją sustiprinti. Taigi, galų gale jūs suprasit, kaip ir visai nedidelis kiekis elitų, kad mums neužtenka turėti tik tai superkompiuterį. Mums neužtenka turėti super telefoną, mums reikia turėti ką? Instrukciją, kaip valdyti savo smegenis. Ir jeigu mes tai žinosim, mes galėsime be abejo padėti kitiems geriau susitvarkyti su gyvenimo iššūkiais ir galėsime daryti didesnį įtaką, nes visų žmonių smegenys dirba atsižvelgiant į tam tikrus dėsnius. Žinai dėsnį, žinai instrumentą, pritaikai ir turi rezultatą. Kviečiu jūs į Super Turbo Quattro Real NLP 2 dalių mokymų programą ir aš jums garantuoju, kad jūsų gyvenimas pasikeis į žymiai geresnę pusę.